Nu ką, labas vakaras, labas rytas, labą dieną, nežinau, kuriuo metu žiūrite. Vėl aš čia, vėl filmuoju naują epizodą. Jau net nežinau kelintas iš tikrųjų, neskaičiavau. Bet šiandien nusprendžiau padaryti kiek pramoginį turinį, kiek linksmesnį, nes galvoju, rimtas turinys irgi gerai, bet kadangi turim paskutinį video, kuris buvo su mumis, kuriame dalyvavome, tai TV3 laidoje Galvok. Tai prasme, ten padėjom komisijai atsakyti klausimą, rasti teisingą atsakymą ir padarėm mažą numerį, tai aš galvoju, toksai lengvas prasiblaškimui, laukiant saulėtų dienų, jau turbūt su paruoštais motociklais garažuose, bet truputį dar, kol kartais ir pasninga, ir paliekas, nutiko čia prieš porą dienų, tai buvo, atsikeliu ryte, važiuoti trasą dirbti su klientais ir man žiūriu pro langą balta, kur dairais. Tai dar biški orai stebina, bet jau prognozės irgi labai džiugina, taigi kol kas dar ruošiamės blogiausiam, bet tikimės geriausio. Tai aš manau jau, kad ateinančią savaitę, kai šitas video pasirodys ir jau kai bus, tai jau tikrai turėtų būti saulėti orai ir jau motociklininkų bus gatvėse dar daugiau. Aišku, vėl turiu paskatinti visus, vairuokit saugiai, turėkite omeny, kad apie mus yra pamiršę, patys nepamirškite, kad esat biški primiršę, kaip tai daryti ir net kad kaip besmarkiai savim pasitikėtumėt, nepamirškit, kad jūsų pasitikėjimas perdėtas savimi negali padaryti taip, kad pakenktumėt kitų žmonių sveikatai, turtui ar apskritai sugadinti jų dieną kažkur įsivožus ar taip toliau. Tai vairuokite saugiai, nes jau šiemet, dar tik tai kovo šiandien 14 berods, ir mes jau turime 15 kovo jau 2 šiemet žuvusius motociklininkus. Tai saugiai, hebra, vairuokite saugiai. Tai va. Na, o ką, pradedam žiūrėti laidą, žiūrim kartu, kažkur, kur įdomu stabdom. O kodėl dar šitą kelių video? Dėl to, kad nedaug kas spėjot iš pažįstamų rašė, kada, kur galim būtų pamatyti, atmesk nuorodą. Tai aš vėl pagalvojau, kadangi gan šviežias video, gan šviežias reikalas, vos prieš mėnesį buvo parodytas prieš pusantro, tai būtų pats laikas, kaip tik aktualu dabar visiems įkelti, kad visi galėsit kartu su manim pažiūrėti, mano nuomonę išgirsti ir taip kažkaip. Tai ką, žiūrim. Anglijos kaskadininkas Edvardas Kidas Obey. Pasviręs ant 2 ratų automobiliu nuvažiavo 4 kilometrus. O gal ne, gal B. Motociklu peršoko didžiąją Kinų sieną. Ir sėdėdamas ant motociklo laisvuoju kritimu viršijo garso greitį. Pasviręs ant 2 ratų automobiliu. Pasviręs ant 2 ratų automobiliu nuvažiavo 4. Iš kurios pusės pasviręs? Ant priekinio, ant šoninio? Ne, ant šoninio. Ar ant galinio? Ant šoninio. Šono, aš esu matęs šitą dalyką, tikrai yra. Tikrai taip daro žmonės. Taip, motociklu peršoko didžiąją Kinų sieną. Ar esi girdėjęs apie tokį? Kažką čia, koks nors Red Bullio blablabla galėjo būti bairis, tikrai. 93-ais? Aš tikrai mačiau, kai Kinų sieną peršoko su motociklu. Kažką 100% esu matęs. Aš irgi galvočiau, kad taip gal. Sėdėdamas motociklo laisvuoju kritimu viršijo garso greitį. Bet tai nėra įmanoma. Aš tik tai gal šitoje vietoje kaip tik įsiterpsiu, kad pasvirę tikrai ratais žmonės, žinot, važinėja, ta prasme, su mašina, tiek ant vienos pusės, tiek ant kitos, tiek jau, jeigu pažiūrėsit YouTube, gali ir ant galinių važiuoti, žodžiu. Tai yra, tiesa, ant priekinių ratų kažkaip nemačiau, kad taip stabdytų, kad ant priekinių paskui vadinamas stopį su mašina atliktų, bet gal yra, nežinau, jeigu žinot, parašykit man. Įdomu, tai kas liečia A varianto, kad per B variantas taip pat yra padarytas, tai aš irgi taip pamesiu jums, pagalvokit patys, irgi yra atliktas kaip triukas kažkieno tais, gal ir to paties OBE. Ir C, sėdėdami ant motociklo laisvuoju kritimu viršijo garso greitį. Tai tik tai pamastymui, kad garso greitis, jei neklystų, yra 340 metrų per sekundę yra. Tai pagalvokit, koks šansas su motociklu tai išvystyt, koks motociklo maksimalus greitis yra kada nors pasiektas pasaulyje. Tai pamastom, žiūrim toliau. Laisvuoju kritimu. Čia labai jau taip supainiotai. O kaip tai turėtų atrodyti? Sėdėdamas ant motociklo laisvuoju kritimu nuo motociklo viršijo garso greitį? Laisvasis kritimas, man atrodo, yra kažkiek ribotas, ar ne? Kiek maksimalų greitį gali išvystyti su krisdamas laisvuoju kritimu. Tai
apie tai irgi pakomentuokit, gal žinot, aš jūs provokuoju, kad komentuot, kad peržiūrų būtų daugiau. Tai va, gerai, žiūrim toliau. Šioro balioną tiesiog iššokis Paleido. ir viską. Su parašiutu. Ir paskui nusileidžiu ir nuvažiuoju. parašiutą, po to super. Nusileidžiu, nuvažiuoju. Išeina, svarbu, kad viršys grasgalį. Nusileidžiu. Daugiau yra klausimas, į kurį aš nežinočiau atsakymo, ar įmanoma laisvojų kritimų viršyti garso greitį. Bet šitas momentas, kai tu atsitrenki sieną ir krenti nuo motociklo. Laisvasis kritimas. Ar įmanoma viršyti? Ne, C atmetam. Ar važiuoti automobiliu pasvirusiam yra kaskadininko reikalas? Taip. Man taip. Tikrai taip. Kadangi Hebra iš karto atmetė C variantą, tai tada aš tik tai truputį jums pasakysiu, kad, kaip minėjau, garso greitis yra ten priklausomai nuo to, ar tu helį, ar azotę, ar degonį. Nu, žodžiu, čia jau ne ekspertas šito klausimu, bet tiksliai žinau, kad yra apie 340 metrų per sekundę, o su motociklu didžiausias greitis, koks yra išvystytas, yra 560 km per valandą. Tai 560 km per valandą bus kažkur vos 150 maždaug 155 metrai per sekundę. Tai, manau, padarė teisingą pasirinkimą, kad C variantą atmetė, tai judam toliau. Taip, jo. Netgi vaikystėje, atsimenu, atvažiuodavo motokaskadininkų trupė ir rodydavo ir Tatrius, net ir stadione važiuodavo būtent pasvirę. Esu matęs Italijoje motokaskadininkų, autokaskadininkų. Taip, čia yra jų reikalas, bet ar tai yra obės reikalas, nežinau. Gal įmam pirmo? Nežinau. Nu ir jisai anglas, britas, iš brito kažko tai tokio logiško gali nesitikėti. Nu, pasviręs, kažkas tai vat, nurauto Ar jūs turėtų tikite, būti. kad anglas pavardė obė yra anglas? Čia japoniška pavardė. Kad kidas tai panašu, bet Obi, Edward Kid Obi. Ai, ne, Obi. Tai čia koks nors bus Obi. Obi Wan Kenobi. Čia gal ir britas. Ar galim pabandyti automobilį? Ar tau Kol jie labiau masto, sieną? aš dar įsiterpsiu čia, nes šitas žmogus, tik pasakysiu, yra, nežinau kelintais metais, bet pamenu nuo vaikystės, kai jisai yra peršokęs 10 didelių, tų tokių kaip Kautra, didelių autobusų. 10 su motociklu. Įsibėgėjo, šoko, peršoko, nusileido. Tai yra šuoliai šio žmogaus tema. Tai pamastom. Visgi, kuris iš dviejų variantų lieka gali būti Jie yra teisingas. 50-50. Man irgi ta kinų siena labai norėtų sakyti. 5. Nes matai, kinų siena, Keturios. tai yra, jisai galėjo išgarsėti per visam pasauliu. 3. 2. Nu gerai. 1. Ką? Ir judu išsirinkote. Kinų siena toks skamba per taip, per man- dirbtinai taip. Bet tu matai, kinų siena, tai čia visam pasauliu būtų, nes kinų sieną žino visi ir jisai peršoko kinų sieną, kalba visi. Jisai garsus visam pasauliu. O kai jisai pavažiavo ant 2 ratų 4 km. O žinot, kur yra pats didžiausias liūdesys, kai peršoki kinų sieną? Ar ten vis tiek Kinija? O, logiška. Na gerai, galvočiau, kapitone. va. B. Šokam per sieną. Taip. Aš kviečiu Lietuvos ir pasaulio motorekordininką, profesionalų moto ugnies kaskadininką, gerbiamą Rytį Mežonį. Bet tai dar nieko nereiškia. Taip, sveiki visi. Išgirdau, kaip iš čia viską mąstėt. Įžvalgos gan įdomios, bet aš manau vien dėl to, kad kadangi jau kaip mane pristatėte su motokaskadininkas, tai, su automobiliais mes rečiau kažką veikiam, tai A variantas yra tikrai neteisingas. O, gerai. Kitas dalykas, C variantas. Na, kadangi motociklininkai šiaip nemėgsta laužyti, daužyti ir mėtyti savo motociklų, tai irgi yra neteisingas ir teisingas atsakymas yra B. Bravo. Labai gerai. O dabar, gerbiamas Ryti, aš turiu kelis klausimus. Pirma, kodėl pas patį užrašyta treneris? Tai yra vienas klausimas. Antras, kodėl jūs su 3 kiaušiniais? Taip, būtent, šiandien atėjau su 3 kiaušiniais. Tai kadangi jau žinom, kad teisingas atsakymas yra B, tai čia dar to nesibaigė laida. Tiesiog noriu sterpti, kad šuolis buvo nuo vienos kinų sienos pusės į kitą. Tai iš vienos pusės buvo tramplinas išdėstytas, tada kinų siena ar dar nusileidimo rampa. Tai realiai finale, aš to gal čia įdėsiu, aš dažnai pažadu, bet neįdedu kažko, bet čia gal įdėsiu, kaip tas atrodė. Ir jisai peršokęs tą, šiaip pats šuolis nėra, kad ten kažkoks ilgas ir panašiai, pats faktas, kaip pasakė mūsų gerbiamoji, tai bus efektinga, tai taip, vien turbūt dėl to kinų siena buvo ir pasirinkta, kad
tai bus per visą pasaulį išgarsės, bet jisai nusileido į kartono dėžes. Va tas momentas bus, aš jums parodysiu, kaip tai atrodė. Tai yra, wow, amortizacinė priemonė. O kiek kiniečių susirinkė, o iš bambuko tą rampą padaryta ir iš ko ten. Ta prasme, tai buvo tikrai daug žmonių prie to projekto dirbo, kuris faktiškai pats šuolis truko, aš nežinau, 3 sekundės. Tai, žodžiu, tai manau, jam buvo geras šuolis ir į savo karjeros kitas visai aukštas. Pirma, kodėl pas patį užrašyta treneris, tai yra vienas klausimas. Antras, kodėl jūs su 3 kiaušiniais? Taip, būtent, šiandien atėjau su 3 kiaušiniais. Kodėl ryti jūs su 3 kiaušiniais? Jo, aš rankoje ten laikau 1 kiaušinį, tai atkreipkite dėmesį, bet bajeriai mediniai pas mus Lietuvoje kaip nenori išeiti niekada, vis tiek jie lieka mūsų kraujyje toks medinis bajeris. Gerai. Aš esu treneris ir šiandien esu paruošęs jums kai ką irgi labai įdomaus, kame mes pamėginsim sudalyvauti ir kartu su jumis. Man reikės vieno savo... Ateikit pas mane. Kaip tik norėjau. Va, kaip tik norėjau. Ateikit pas mane. Mano subtilų bajerį iš jų. Atsistokite Malonu buvo. tarp šitų 2 kūgių, labai gerai. Ir dabar jūsų laukia labai paprasta užduotis. Paimam štai šitą šaukštą į dešinę ranką, ant jo aš jums uždėsiu kiaušinį ir dabar jūsų nepametant kiaušinio, labai paprasta užduotis, tiesiog praeiti va čionais, Gerai. apsisukti ir va štai čia sustoti. Pradedam. Taip. Ir taip, Čia kaskadinis triukas. Reikia. Čia įsiterpsiu, kol nepradėjote, kad kadangi po mano pasirodymų dažniausiai ant scenos būna daug kažkokio žibalo, kažkokių miltų, kažko tenka ją plauti, tai aš jau įsigudrinau, jau žinau, kad pasirūpindamas mūsų televizijos darbuotojais, tai aš šį kartą kiaušinį atsinešiau išvirtą, kad jeigu kris, tai jau ir nenuridės kur toli ir neišsitaškys į tą pliurzę. Tai žodžiu, kiaušinis yra išvirtas, tai kaip ir jie to nežino, bet jiems sakau, nes vat tai tam, kad mažiau būtų paskui po manęs plauti sceną. Mindaugai! Ryti, už ką tu mane laikai? Už šaukšto jūs laikot kiaušinį. Gerai. Einam. Ar man Išmeskir sugauk dabar. Jo, taip ir būtų. Svarbiausia, nepametam kiaušinio. Pamažėlės Stasiulis artėja link vištos. Bravo. Stop. Užduotis įvykdyta. Dirba pagal kūriamojo burna garsą kaip motoroleris, kaip toks motoroleris, dėka kurio į trakus buvo uždrausta visiems motociklininkam įvažinėti. Tai senas yra epizodas, va čia jis gali galbūt atsirasti arba pažiūrėsti kanalę apie draudimą važiuoti į trakus. Bet garsas tikrai primena tokį motorolerį, tą tokį paauglišką. Bam, 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 bam. Tai va, gerai, žiūri. Arba benzopjūklo, jo. Jūs pirmą lygį praėjot, ateikit čia atgal. Ateikit atgal, taip. Saugom kiaušinį, nepametam, jie tik 3. Gerai. Dabar mes padarysim dar sudėtingiau. Dabar aš jums uždėsiu štai šitą maišą ant galvos. Ne. Ir laukia ta pati lygiai užduotis. Okay. Nu dabar tai tikrai paplosim. Mindaugai tą. Būt gerai. Eik į garsą. Ja, ten, kur girdai ugnės plojimą, ten yra. Gerai. Ar ką nors matote? Ne, tik žibalų renkia. Liuks, jeigu nieko nematote, kiaušinio nelaikome ir imituojant motociklo garsą, brim, brim, brim. Taip, tas maišas turbūt, kad ir kiek beplaus, jisai trenkia žibalo, nes aš naudoju tik tai savo pasirodymuose, tiek ant scenos, tiek kitur, tik tikrą ugnį, nes yra ta vadinama sceninė ugnis, kuri kiek mažesnę kaitrą turi, neduoda dūmų, bet jinai turi mažesnę kaitrą, jos visai kitoks ryškumas ir... jinai netokia yra. Tai geriau man ugnies panaudoti trumpesnį laiką, kad mažiau būtų dūmų, imtis rimtesnių saugumo priemonių, bet naudoti tikrą ugnį, tikrą žibalą, tikrą benziną, tikrą dizelį, tikrą aviacinį kūrą. Tuos dalykus, kurie turi tikrą ugnies kaitinimo temperatūrą ir kurie turi tikros ugnies tą pojūtį. Tai dėl to ir žibalų tas maišas tikrai turėjo trenkti konkrečiai jam. Ir beje, pagal jo galva didesnė ko gero yra negu mano, tai protingesnis reiškia žmogus yra, nes pagal galvos dydį matuojamas yra kiek žmogus protingas, tai dėl to ir maišas jam, kaip matė, taip sudėtingai užsimovė, bet užsimovė, žodžiu. Buvo galimybė pilnai jį. Taip turite labai gerai. Kažkur laukia jūsų centrinis kūgis. Gerai. Biškai simuliuojam, bet nieko tokio, aš manau. Suk.
Taip, publika jums padės, labai gerai. Taip, Kodėl tu spardaisi, nemandagu? Su pasispardymais. Taip. Labai gerai. Ir Labai dabar gerai. reikia rasti finalinis. Kur finišas? Gerai. O nieko nesakykit. Taip, ieškom. Tiesiai varyk. Gerai, su publikos palaikymu, super. Kairiau, biškai. Ten bobutė rėkia kažkokia atsargiai, žodžiu, ta prasme, tai net kūkį teko jam patraukti, bet žodžiu, bet šiaip vertinu visai gerai susirientavo, kaip antrą kartą einant tą patį maršrutą. Gerai. O tiesiai. Stop, bravo, bravo. Ar buvo lengva? Ar buvo sunku? Aš dažnai taip vaikštau. Tiesiog Dažnai taip vaikštau. Jam pavyko. Super, gerai. Tamsoj po namus nėra šviesa. Šituo momentu jūsų užduotis baigta, jūs apšildėt publiką, dabar laikas įleisti tikrą Ačiū, taip, supratom. Gerai, ačiū jums, Bravo, galite dar grįžti į niekas savo nėra vietą. taip gražiai nešti. Dar nieks nesibaigė, dar neišjungkit, gerai? Taip, Dabar aš atliksiu tą patį, tik su degančiu, vadinkim taip, kiaušiniu ir taip pat nematant. Tai va, tai dabar jau mano pasirodymo dalis prasideda. Kaip rankos man drebėjo. Aš turbūt taip nesijaudinau per pastaruosius kokius 4 metų. Nežinau kodėl. Nes nauja scena, pirmą kartą šitoj studijoj po persikėlimo TV Trojkės. Tai, ta prasme, va taip nesu, net matosi, rankos prakaituoja, viskas ir živolė, ir prakaitė, ir dreba. Žodžiu, buvo tikrai jaudinausi, šį kartą labai jaudinausi. Kissy face, send you a phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Slidų pasidaro, ta prasme, jeigu pastebėsit, kaip balta griu, ten žiauriai slidų pasidaro. Katleris jau atsitraukęs po dešinę pusę sėdi, pažiūrėkit jau. Tuoj bėgs, bet visą laiką bėga, ta prasme, tai jau pasirodė. Irgi, žodžiu, ta prasme. Jo, Katleris jau pabėgo, slidų buvo, žodžiu, ta prasme, bet viskas trumpai, aiškiai, paprastai, saugiai, su savais bairiais apie 3 kiaušinius. Tai va, tai šiandienai turbūt tiek. Ką reikėjo palinkėjau pačiai pradžioj. Nepamirškit palaikint, motyvuoja, pasubscribinkit, jeigu dar to nepadarėt, kad matytumėt, ką naujo įkeliu. Jeigu nepatinku, nesubscribinkit. Tai tiek žinių. Gero visiems likusio savaitgalio. Čiau.